patirties turi tikrai nemažai, gal net ir yra labiau patyrusi už varžovus. Ir šis ginklas gali būti svarbus, o čia Tayloras, jo prasiveržimas, na kam jau kam, bet jam patirties tai tikrai nestinga, buvęs Madrido Realo žaidėjas, kamuolys puolime ir taškai, dar kartą nuo Tayloro pavyko apsiginti, bet Brooksas lipo ant lentos, ima kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus Arizonos universitete kurdavo, sakyčiau, netgi dar geriau, buvo toks savotiškas Domantas Sabonis ten, o čia geras perdavimas į baudos aikštelę ir 2 taškai su pražanga. Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjai. Perdavimas į baudos aikštelę, dar viena klaida, kol kas klaidų nestinga, veržėsi į kontaktą, metimas netaiklus, toli atšokęs kamuolys, greitas perdavimo Žagaro ir tranzicijoje paleidžiamos tritaškis ir jis nėra taiklus, bet baudos aikštelėje yra. Žagaras rengia komandos ataką, Žukauskas iš karto paleidžia kamuolį ir pataiko Eigirdas Žukauskas. Čia prasiveržimas Tayloro, na panašu į 2-3 buvo Klaipėdos Neptūno komandos gynyba, taiklus metimas ir toliau Brooksas dominuoja baudos aikštelėje. Labai sėkmingai pradėjo šį mačą. Kas jau kas, Lambrektas tikrai gali pataikyti iš tolimo nuotolio, 32% tritaškių pasiekė tikslą, dabar perdavimas Brooksui, nėra taškų, bet ir toliau Brooksas tiesiog dominuoja. Vadas Kariniauskas taip pat pasirodė ant parketo, dabar jis rengia komandos ataką. Jeffrey Tayloras veržėsi į kairę pusę, įeina į baudos aikštelę, atletiškas jo prasiveržimas ir taškai yra pelnyti. Čia ir Benas Matkevičius. Eigirdas Žukauskas. Dar kartą Kariniauskas stato agresyvią užtvarą šį kartą Mekovolu ir puikiai užtvarą palieka labai daug erdvės. Išsivadavo Tayloras, šiaip neblogai pataikantis jis tolimus metimus. 42% šiame sezone, dabar metė iš geros padėties, nepataikantis Rutherfordas. Kamperidis. Užstrigęs čia ir Regimantas Miniotas kamuolį perima, greita ataka, stabdo dabar savo komandą Regis. Įvedamas kamuolys Miniotui, Miniotas atgal. Gerai juda kamuolys perimetre, perdavimas prie tritaškio linijos ir metimas pasiekia tikslą. Gero paskutinė Klaipėdos Neptūno ataka. Pirmame ketvirtyje Sargiūnas lieka izoliacijoje, atakuoja Tarmeną, prasiveržimas su kontaktu, nėra taškų. Regimantą Miniotą meta atšokdamas, metimas netaiklus, toli. Atšokęs kamuolys, jį galiausiai nusiima Vilkai, greitas atsakymas ir taškai, labai sudėtingas metimas, kurį pataiko Rašydas Salimonas. Yra ten pranašumo situacija prieš Sargiūną Mekovulų. Likęs, jis perdavimo negauna, prasiveržimas į dešinę, metimas per varžovą, nėra taiklus. Nepataiko Salimonas, ima kamuolį baudos aikštelėje Mekovulų, atkovoti kamuolių. Tai yra 7. atkovotas kamuolys puolime, bėgti į greitas atakas, pavyko patiems nubėgti į greitą ataką ir po šio dvitaškio skirtumas tirpsta iki vienženklio, tai yra iki 9 taškų. Geras perdavimas Brooksui ir jo dėjimas iš viršaus yra keičiamas ir rizikuoja Vovaras, jis priekį ir toliau konstruoja tą įspūdingą atkarpą. Tayloras labai daug erdvės jam meta, Tayloras ir galų gale pataiko ir komandos lyderis. Tipo, jeigu daugiau ginčių nebus. Žukauskas. Dešinė pusė ir galingas. Reikia tokių momentų Wolves Twins bet. Sveikatos problemų. Čia dar kartą matėme tą rezultatyvę Klaipėdos Neptūno ataką. Žukauskas meta tritaškį, geroje situacijoje jis ir Eigirdas pataiko. Janavičius. Į silpnesnę dešinę pusę, bet po verpstės meta kairę ranką ir puikus Kristijano Mekovulų žaidimas. Žaidėjas yra Mekovulų, tokiose situacijose iš štai taip kyla. To galiausiai įmetė 1 iš 6, dabar yra pataikęs iš tolimo nuotolio. Bando užsiimti poziciją, Rutherfordas eina iš priekio, Kristupo Žemaitis kamuolį perima. Žukauskas atgal Žemaičiui. Žukauskas į kairę pusę, į kontaktą, jo 2 žingsnis, šiaip netaip atranda Jeffrey Tayloro ir kaip gerai sužaidžia Tayloras. Žingsnių, nepaisant to, kad Pocevičius jų norėtų. Teisėjų nuomonė nepajudinta buvo atraminė koja, čia greitas atsakymas. Žagaras iki galo, taškai nuo lentos yra pelnyti. Iš žaidimo buvo pataikęs 2 metimus iš 7. Dabar Gailiaus tritaškis mažina atsilikimą iki minimalaus. Žemaitis čia, Eigirdas Žukauskas nemeta, geras jo perdavimas ir 2 taškai Kristijanas Mekovulu. Miniotas stato užtvarą, Salimonas į kairę, į kontaktą, perdavimas atgal, Žukausko metimas iš toli ir dar kartą pataiko Eigirdas Žukauskas. Hendofas skirtas Salimonui, Salimonas į dešinę, geras perdavimas į kampą, Kariniausko metimas iš toli yra taiklus.
Kariniauskas pataiko savo antrą tritaškį šiandien. Ketvirta komandinė pražanga beje Vilkams. Jau dabar lieka dar šiek tiek daugiau nei 2 minutės. Metimas iš toli ir pataiko Salimonas Tarminas, taip pat Kariniauskas ir Tayloras žaidžia Vilkų komandos penketuke. Čia prasiveržimas iki galo į kontaktą. Na ir žinoma pritrūko jau baudos aikštelėje žmonių labai. Tayloro į ataką, jis išlenda iš už užtvaros, nemeta šį kartą, Žemaitis paleidžia tritaškį ir jį pataiko Kristupo. Tai buvo penkite pradėjo šias rungtynes, bet Žemaitis kol kas beje nebuvo. Ir toliau drama tęsiasi Twinsbet arenoje. Gailius neblogai leidosi žemyn šioje situacijoje Tubelis, bet grąžina kamuolį tiesiai varžovams. Tayloras į kairę pusę, perdavimas į kampą, Žemaitis dar vieną galimybę turi, pataiko Kristupo Žemaitis. Cevičius gauna perdavimą aukštai, Gailius veržiasi į dešinę, galėjo mesti vidutinio nuotolio metimą, galiausiai sudvejojo ir kamuolį praranda. Apmaudi klaida Neptūno žaidime ir Vilkai turi progą padidinti savo persvarą, kuri dabar siekia 3 taškus. Arminas nėra agento po Žagariui, Žagaras taip pat grįžo ant parketo, šiandien tik 15 minučių žaidė jis, 5 taškai ir 1 rezultatyvus perdavimas. Iš toli taiklus metimas Tarminas. Ir 1 Tarmino, na apskritai, kalbant šiandien apie tolimus metimus, žemo per jį keliose atakose, tiek nugarą, tiek veidų krepšį žaidė Ąžuolas. Dabar vėl gavo neblogą perdavimą. Žukauskas meta iš toli ir dar 1 tritaškis, kuris pasiekia tikslą. Leidžiasi žemyn Mekubulų, išsiveda į perimetrą šioje situacijoje Tayloras Pocevičių ir puikiai jį užatakuoja. Labiausiai patyrusių komandos žaidėjų į stipriąją dešinę pusę prasiveržia iš jaunų ir patyrusių žaidėjų derinys. Yra Neptūno gretose, dabar jam reikia apsiginti, prasiveržimas į kairę pusę ir pražanga yra fiksuojama. Ir galiausiai taškai pelnyti Rašydas Salimonas. Dar kartą čia Salimonas, labai svarbus jo sunkus metimas ir galiausiai Janavičius neatranda komandos draugų, šiaip ne taip atlieka perdavimą Tubeliui, perimtas kamuolys ir Regimantas Miniotas.